rytas. Mantė gamina pusryčius. Dabar turėsim palaukti, kad saulė pakils ir palapinę nugarins. Pusryčiavom. Dabar pagersim kavą, pažiūrėsim kaip žuvis. Pusryčiavom. Nytė. Nu ką, išvažinėsim iš stovyklos, pasijungti reikia programykę. Mocas prastovėjo visą naktį pavėsyje, dabar yra pavėsis ir yra 25 laipsnių. Čia ir Mantė išplovė rūbus, kadangi jie neišdžiuvo per naktį. Uždėjom ant džiovyklos, važiuosim, turėtų išdžiūti. Tikiuosi iki Vilniaus išdžiūs ir nereiks man su šitais stringiukais važiuoti. Nu ką, ką žiūrėt, gaila, kad palikti reiks. Ir bus dar tų vietelių netokių. Nu ir man kaip galvoja išvažiuos neapirt, kaip vakar. Tai važiuosim ten iki tų va spygliuotų. Ir čia turėtų būti keliukas. Žolė šiaip jau nebėra tokia šlapi, kaip buvo. Šiandien ir Mantė važiuos pirmą kartą gyvenime savo su motociklu per Vilnių. Jinai prakaituos kai velnias. Gerai, aš atrakinsiu tavį, išleisiu, ne? Na, varyk. Pusiasalis, stovyklavietė numeris. Galite rasti internete numerį. Va, iš antros juostos tiesiai galim važiuoti, viskas zaibys. Nu, varom. Kepuriukų nenori? Vilnius. Privažiuoti prie langų, faką parodyti. Na, tikiuosi, čia išvažinėsim. Lenkim tą traktorių. Ne, mums tenais, bet pirmo juostą dabar. Nuvažiuojam tą, ką rodo.
šlapio asfalto nevažiuok, nes labai slidu yra, kai jeigu asfaltas yra karštas ir jis šlapina. Ai, dėl lankytinos vietos įrodo čia važiuoti. Gerai, važiuojam čia. Va čia mums reikėjo sustoti, bet mes pravažiavom ką tik. Bet bus dar vienas. Va tenais. Po biškį stabdyk ir žemink bėgi. Off-road? Off-road. Biškį pravažiavom lankytiną vietą, pasisukom į sekantį važiavimą, bet čia reikėjo ją pačią nusileisti pažiūrėti. Dabar važiuosim atgal, apsisuksim. Trusus nusėmėm. 3 kilų pravažiavom, trusai sausi, kai nežinau kas, kaip po lygintuvų būtų pakišti. Dabar bandysim važiuoti tą, ką pravažiavom. Grįžti atgal. Tomytė atrieda atidunda. Galim ir į pirmą. Viena kuro padala įėjau. Ir kiek mes turime karščio įėjau. 36 laipsnių. Čia dabar reikia į kairiuką. Važiuojam, nėra. Pylėm kūrą, pilnus batus, kad vėliau nereikia stoti, įkirtom paledą, ėmėm vandens, dabar važiuojam į lankytiną vietą, kurią pravažiavom. Čia dar yra ir keliai įsibėgėti tau. Mums vietikė, vipinė. Na, kur mes esam? Škorių atodangų. Pėlis. Per kamerą nieko nesimato. Einu kebabiuką užsisakyti. Einu kebabiuką užsisakysiu. Nu va, maišim kebabinės ir kavinę. Su šiem mišlanais. Sakėm dienos pietus. Nebenori man. Gal nebenori? Nes sakė šaltama šimlidas. Suvalgys. Aš tai duočiau už porcijos dydį 10 balų. Dėl skanumo 7. Nu važiuok tu, po to aš tai aplenks pažiūrėsiu. Nelošinu. Galbūt, kad per daug benzo prisivarai. Ant šuo stovėjo ir išbėgo per kokios bloksus. Žaidai važiuosim tęsę. Nu ir gazai, gazai! Gazai vana! Pamūks tave išmokins, kaip reikia važinėti. Varom. Gerai, pavažiuok, neįdėtai. Čia pasipos. Nu ką, tai įdėm? Labai, oja!
netoli. Nu ką, paprakaituosim. Rodo tiesiai lankytiną vietą, tai Žvyrkelį reiks važiuoti. Kurčiuką tampo, jop, tvojų man. O, čia jau geriau. O, žiūrėk, tai šunis pikti. Kojai tik nenuleis. Balia tikiuosi nebus čia kokį 2 kilų, taip. Mane važiuoju. O kurva, kokius kalniukus čia prapisom. Kaip ir bandė jauties išvažiavus off-roadu. Stabdyk, nelytinai stabdyk. Nu, pristabdėjai, gali sukti. Į tą muziejų, aš taip įsivaizduoju, jau čia jis turėtų būti. Navigacija rodo čia važiuoti. Gal ir iš kitos pusės irgi važiavimas. Navigacija rodo važiuoti pievom, tai ir važiuojam pievom. O tai ką, žinau, man čia navigacija rodo. O kad čia nieko nėra. Ko jį nenuleis? Važiuojam tiesiai. Gerai, važiuojam atgal. Tai grįžtum atgal į asfaltą, tiesiai pavažiuosim. Žodžiu, atvažiavom į kažkokį vienkiemį, į kurį nėra net įvažiavimo jokio. Kaip čia žmonės gyvena, neįsivaizduoju. Čia dirba šiandien. Pirmadienį, penktadienį nedirbom, šeštadienį ir sekmadienį tai dirba. Tik savaitgaliais. Atvažiuosim kada nors. Nepavyko mums čia pakliūti. Nu, čia kurva šiaudo pasikabinus pamoto. Man labai įdomi, kad ten rodė nusisukti, ten Žvyrkelis. Paeidėm. Nu, kur dabar, ką žinau, važiuoti? Šiek tiek galvoju. Buvo parduotuvė Kaimo Troz. Kaimo Troz, tai prie parduotuvės vietiniai ten pavėsi gulėjau.
Vairuoti mes nuo dabar esam pusę kelio lygiai nuvažiavę. Kaip keista. Aukščiausias bokštas Lietuvoje, blėt, žvyrkeliu važiuoti reikia. Nefilmuoji. Nulipęs išjungiau kamerą, kaip visados. Būtum filmuojęs, būtų nieko nebuvę. 6 kartus jau, ar 5, pramazinau gerą video. Ir man te bandė apsisukti. Ir Yamaha paguldė šią savaitę. Oi ne, nu, vakar. Šią savaitę pirmą kartą, nes šiandien pirmadienis, vakar buvo sekmadienis buvo irgi paguldžius. Sakei, verst motą, kai važiuoju. Tai biški čia pasimurzino, tai biški pasibraižė. Va, nepasibraižė, normaliai įram. Bet aš dabar jaučiu kameros, niekada nebeišjungsiu, kol tu motas pilnai nepastatys. Striukė, viskas išmurzinta, čia bam. Aš noriu buvo, kad tik išskaupti. Keliem, nenusirarinai. Nu kur tau vėl apsaugos susuko į priešingą pusę? Parodyk batą, matau. Ta pusė. Va. Biški. Subiniai irgi. Kur mes esam? Molėtų. Molėtų apžvalgos bokštas. Žiavom pažiūrėti. Ir man išėjo į Vaclovo. Grįž ir eisim pažiūrėti bokštą. Štai neužlipsi tenais. Džiugs aukštas. Ir man tai bloga. Kodėl? Nestabilus, supas ir aukštas labai. Tas yra ir mančionka. Dabar reik mane apvirsti, ne? Žiūrėk, nusiriedi iki tiesaus kelio. Nuvažiuojam, nuvarom alaus ir į stovyklą. Kur stovyklausim dar nežinom, bet tikiuosi nereiks miegoti krūmuose. Ką mes šiandien veikiam, nieko nežiūrėjom, o vėlai išvažiavom labai. Ieškom su Irmante kelio, kur pasistatyti palapinę. Atvažiavom į mišką ir atvažiavom prie kelio, kur Irmante nepravažiuoja. Tai važiuojam į kitur ieškoti. Tu pats nepravažiavai. Ne, žinau, kad tu nepravažiuosi. Ne, tai viskas gerai, bandysim apvažiuoti tą mišką ir iš miesto pusės prie ežero privažiuoti. Ne, važiuok, gerai. Neskubėk. Dabar palei viską pačioj reiktų sukti kairę. Bandom. Čia nemanai pasimaudysi. Ai, pasimaudysi. Vo, čia galim sakyti, žiūrėk, lytinai. Kaip tau šitą vietą? Ten įvarom mocikus. Čia palapinė pastatoma, čia dalysim pasimaudyti. Arba dar galim pavažiuoti, bus daugiau tikrai išminusių tokių. Ir jeigu ką, grįšim čia.
Nu čia buvo paskutinis variantas. Tai arba va čia galim važiuoti, čia paužiūrėti. Nu, blogiausia atveju čia vėl atvažiuosiu. O važiuojam. Tie žmonės parodė geresnį vietelę. Pavažiuokit, tenais bus krantas gražesnis. Tai biškį persiklastom. 8 valandos. Pabuvau 20, gal 10 minučių. Visas sušutęs, va, rodo laukia kiem 2 laipsniai. Karštis. 8 valandą. Mes iki čia buvom atvažiavę, bet galvojom čia moksliniais pastatyti, bet po to parodė, pasakė, kad čia geriau, atėjom pasižiūrėjom biškį giliau. Mančionka. Tau padėti? Galim ir čia statyti. A čia galim, va. Šitie gražiai. Pataryti, aš išvarysiu. Galiu čia pastatyti. Nėra skirtumų iš tikrųjų. Nu ką, viskas. Palapinė pastatyta. Reit nusimaut džinsus, reit maudytis. Bet čia darai. Papasakok, ką čia darai. Dūminės raketas mėt. Gerai, baigėsi 3 diena. Marinom palapinį. Eisim to miegoti. Kur mes važiuosim? Į Zarasus. Ne šiandien turėjom būt Zarasuose, bet pralelekinom visą dieną. Kodėl? Nes važinėjom bekelę. Mes daugiau offroadinom, negu važinėjom asfaltas. Važiavom žvyrkeliais, daug žvyrkelių buvo, daug miškų, buvo netgi pievų. Nu ir važiavom per pievą. Namą nuvažiavom, kur nėra kelio jokio į tą namą. Jokių mašinų, nieko ten. Be civilizacijos žmonės gyvena. Pabuvom, pasveikinom su šuniu, išvažiavom. Tai šiandien labai mažas buvo mūsų vidutinis greitis. Nes važiavom labai lėtai, nes Rimantė turi labai blogus įgūdžius važiuoti. Neturi. Smėlingų. Šiandien nuvirto su motociklu, vakar nuvirto. Ne ant asfalto, ant žvyro. Vieną kartą nuvirto ant žvyro, o praeitą kartą nuvirto miške. Tai va, tai rytoj aš manau važiuosim vieną asfaltais. Tikiuosi. Planas reikia nuvažiuoti iki Zarasų. Zaras. Iki 9 valandų, nes rodo, kad 9 valandą atlys, tai reikia palapinį jau būti. Tai va, bandysim anksčiau eiti miegoti. 7 atsikeliam, 8 valandą jau turim būti išvažiavę. Nes šiandien labai mažai nuvažiavom.